Sveiki, esu Viktorija Grybauskaitė, dirbu Lietuvos banke, finansinio stabilumo departamente, makroprudencinės analizės skyriuje, vyriausioji ekonomistė. Atliekame atskirų sektorių stebėseną, taip pat atskirų rinkos dalyvių apklausas, rengiame įvairią analitinę medžiagą, teikiame atsakymus įvairioms institucijoms finansinio stabilumo klausimais. Taip pat rengiame įvairius leidinius, prezentacijas bei atstovaujame įvairiose darbo grupėse tiek Lietuvoje, tiek ir tarptautinėse institucijose. Neseniai vienas mūsų gal pagrindinių leidinių yra finansinio stabilumo apžvalga. Tai kiekvienais metais mes šį leidinį išleidžiame ir kiekvienas ekonomistas daro tam tikras užduotis, atlikdamas analizės atskirų sektorių, atskirų finansų rinkos dalyvių, šiaip atskiromis temomis, kurios tuo metu yra aktualesnės, kur matom besiformuojančias rizikas. Tai iš esmės toks darbas labiau su duomenimis susijęs, su jų analize ir jų interpretavimu bei galutinėmis išvadomis. Tai mūsų priimami tam tikri irgi sprendimai. Tai sprendimai dažnai gimsta iš tam tikros analizės, kur mes pamatom, kad tarkim galbūt formuojasi tam tikri disbalansai, ar tai kreditas labai sparčiai pradeda augti, ar tai būsto kainos. Ir mes tada atitinkamai reaguojam, kadangi norim suvaldyti tam tikras rizikas. Tai pačiai valstybei, manau, yra irgi pliusas iš to, kad tos rizikos yra suvaldomos ir nekyla kažkokios sisteminės, kurios galėtų tikrai atnešti daug skaudžių padarinių visai ekonomikai. Darbo laikas irgi nėra labai toks gan griežtas. Ta prasme, visi supranta, jeigu atsitinka tam tikrų ir, nežinau, asmeniniam gyvenime reikalų, tai tikrai nėra bėdos, jeigu tu šiek tiek vėliau pradedi darbą ir tada atitinkamai šiek tiek vėliau gal ir baigi, ar šiek tiek anksčiau ir atitinkamai anksčiau ir baigi. O darbo diena, tai kaip ir minėjau, kad būna labai jos įvairios, priklauso nuo užduočių. Aš tai asmeniškai ryte labai mėgstu pasidėlioti tam tikrą dienos planą pagal darbų prioritetus. Kadangi tikrai jau būna ne vienas, tai iš esmės, aišku, būna ir dienų, kada atsiranda kažkokių neplanuotų, skubių darbų, kuriems tenka teikti prioritetą ir tą planą šiek tiek pakoreguoti, bet iš esmės tai net nežinau, sunku turbūt nupasakoti vieną konkrečią dieną, nes jos yra labai skirtingos ir priklauso nuo tų darbų, kurie tuo metu yra. Kai pasirinkau savo profesiją, tai nuo pat mokyklos laikų, nuo mažų dienų mane labai žavėdavo banko darbuotojai ir galiausiai įstojau į ekonomiką, teko pasipraktikuoti ir bankuose. Manau, tikrai reikalingas ekonominis išsilavinimas, kad bendrai suprasim tos procesus ir gebėtum atlikti reikiamas analizės. Būna įvairių dienų ir man asmeniškai būna sunkesnės galbūt tos dienos, kur būna kažkokių labai skubių, neplanuotų darbų ir galbūt kuriems dar reikia tam tikro pasiruošimo, bet turi duoti greitai atsakymą, tai ten būna šiek tiek to streso, kad tu turi greitai susirasti reikiamą informaciją ir pateikti tinkamą atsakymą. Kalbant apie savybės, kurių reiktų, aš manau, kad turbūt ne tik mano darbe, bet daugelį darbų yra labai svarbi komunikacija ir bendradarbiavimas komandoje. Iš esmės, pas mus irgi būna daug projektų, produktų, kuriuos rengiam tiek su skirtingų skyrių kolegomis, tiek su skirtingais departamentais. Tai iš tikrųjų, kai yra tas bendradarbiavimas ir aiški komunikacija, tai visi procesai vyksta daug sklandžiau ir paprasčiau ir efektyviau. Kalbant apie įgūdžius, tai vienas turbūt kertinių momentų, tai kad reikia analitinio mąstymo, nes vis tiek reikia suprasti procesus, gebėti identifikuoti problemas, galbūt net priimamų sprendimų tam tikrus galimus padarinius numatyti, tai tikrai reikia ir kalbų. Ta prasme, turi tikrai gebėti aiškiai išreikšti savo mintis, tai lietuvių kalba, anglų kalba, kadangi tenka bendradarbiauti ir su kitomis institucijomis, tiek ir užsienyje, tai tikrai yra svarbus dalykai. Mokykloje, manau, svarbios pamokos, kurios tikrai vėliau praverčia šitam darbe, tai turbūt matematika, anglų ir lietuvių. Vienas turbūt tokios pagrindinių. Tai šitam darbe, kas labiausiai mane įkvepia, tai turbūt galimybė nuolat tobulėti, atlikti įvairias analizės, per kurias aš ir pati jaučiu, kad sužinau naujų dalykų. Visada būti up to date, kas vyksta ekonomikoje.
ir kartu galimybę prisidėti prie tam tikrų sprendimų įgyvendinimo, kurie vėliau galbūt ir įstatymus nugula ir apskritai kaip priemonė tam tikra rinkos dalyviams tampa. Patarimas galvojantiems apie šią profesiją, tai aš manau, kad visada yra labai gerai pradėti nuo mažesnių dalykų, pavyzdžiui, kad ir nuo asmeninių finansų valdymo, nes tai irgi sudeda tam tikrą pagrindą, kaip valdyti turimus išteklius. Aišku, mūsų pats darbas yra labiau susijęs su makroekonominiam tendencijom, tai jeigu tikrai įdomi šitas sritis, tai galima pasigilinti į ekonomikoje vykstančius procesus. Apskritai, galbūt net į finansinių krizių istoriją, tai yra kaip jos susiformavo, kokios rizikos buvo, kaip jos materializavosi ir kokie galiausiai padariniai. Na ir jeigu domina centrinių bankų veikla, tai tikrai galima pasidomėti apie jų pagrindinės funkcijas ir kuriamus produktus.